Agne, papasakok savo sesės geriausias būdo savybės. O jas ne. Ne, šiaip yra draugiška kartais. Kai kuo nors reikia. Aha. Toliau. Nežinau, inteligentė, ir sakė. Oi, ant manęs visą laiką dažnai diktavo. Viską man liep daryti. Šiaip pati mėgs nieko neveikti. Ir pati savo faina. Nu, jisai yra sportininkas, kaip visi žino. Vietoj štangos mane kelnoja. Ką daro? Nu, jisai yra geras žmogus. Labai mėgsta maivytis. Jo, kad už mane daugiau. Tu užsispyręs? Jo. Ožys. Maladys bičas. Bet sportuojantis kaip arkližėm, tokas jautis, jėgos viskas. Kies. Iš breikų šokėjo virtų krepšininkų. Bet čia... Žaid Warcraft'ą. Va! O, no, laisvės. Va, čia ir buvo jas. Laima yra linksma, mokanti išklausyti, suprantanti kitą žmogų, gera, draugiška. Dažniausiai tai su telefonu kalba. O su kuo kalba? Nežinau, su kažkokia liktais draugė, aš net neįsivaizduoju, ką jis ten turi. O tai jisai labai paslaptingas yra, kad tu nieko nežinai. Šiaip tai yra labai paslaptingas. Mano brolis yra nuostabus. Mano sesė Gabi yra labai supratinga, labai mėgsta dainuoti, groja gražiai pianinu, šiaip yra labai protinga, įdomi. Jinai nieko neveikia, ką mėgsta. Tiesiog mokinasi ir paskui skundžiasi, kad skauda galvą. Na, jis yra darbštus, draugiškas, linksmas, šiaip gan rimtas. Nu, jis mėgsta klausyti muziką, šiaip daug padeda tėvams. Draugiškas. Nuoširdus, sakyčiau, gal. Žinau, myli savo merginą, Deimantį. Seseris neturi gerų savybių. Ne, juokauju. Ir iš tikrųjų labai gera. O kartais ne. Ne, šiaip tokia isterikė jinai yra. Čia gera savybė? Ne, šiaip labai faina. Tu pati savo faina. Jis yra iš tikrųjų darbštus, geras brolis, mielas. Jeigu reikia namų darbus paklausti, tikrai pasakys. Erlandas turi blogą savybę, labai ilgai nuolaisvinti prie kompo. Ir jis draugiška, jau yra pinigų, važyti smargu. Man brolis draugiškas, padėt kitiems. Blogiausia savybės gal mėgsta mane pamušti. Mušatės? Tenka. Kad jinai gerai mokos, bent stengiasi, kad yra blogai, kad jinai visados būna surūgusi. Ko paklausi, to negausi, visados aš turiu sėdėti prie pamokų, sėdėkiant kambarį. Vienu žodžiu, nieko neleid nei ateiti, nieko, tik viena visados būna, daro pamokas, visados pareina iš mokyklos ir miegoti, o paskui sakė, dabar pamokų turiu galybę, nieko negali daryti. Martynas yra labai darbštus, draugiškas, energingas, sportiškas, pakvaišęs dėl krepšinio, bet taip pat jis labai mažai valgo, už ką aš labai pykstu. Sesė, kad aš ją iš tikrųjų retai namuose matau, nes jinai dažnai būna užsidarę savo kambarį, daro namų darbus, dažniausiai matematiką, bet dažniausiai jai padeda jos vaikinas matematiką spręsti. Man nepatinka Paulino savybė, kad, pavyzdžiui, mes turime bendrų daiktų ir kai dingsta, tai visada būna kalda, aš Paulina, pirks tau tą flešą nepyk. Tai Karolis pats nuostabiausias. Ne. Jo šypsena tobula. Jis iš tikrųjų labai fainas, labai draugiškas, žiauriai geras brolis. Iš tikrųjų, Evelinai labai pasisekė. Aš ją iš tikrųjų pavydžiu, nes jis yra mano vaikino idealas. Aš tik palinkėčiau ištvermės, kad gerai egzaminus pavyktų išlaikyti ir žinotų savo tikslus. Palinkės, kad jisai mažiau tinginiautų, nes labai tinginys yra. Palinkėti tau, jeigu galima, norėčiau, kad išvažiuotum į Vilnių studijuoti ten, kur nori turbūt, ir įstotum, kad negrįžtum savaitgaliais visada. Ir būtų pas manęs namuose fiesta, dar vieno čia. Norėčiau palinkėti, kad siektų savo toliau tikslų. Jeigu išsipildo jos svajonės. Geriau mokytis,
nebūk tokia surūgusi, būk linksmesnė ir nesėdėk tik ilgai prie pamokų. Sėkmės gyvenime, moksluose, gero gyvenimo, laimingo. Aš palinkėčiau jai daug stiprybės, labai daug geros nuotaikas ir kad atrastų savo kelią, kuriuo nori eiti. Aš tą patį. Greičiau išvažiuok iš namų. Labai ačiū. Tiesiai šviesiai. Airidai, kai išvažiuosi ten kažkur mokytis, tu sakai, kad mane visą laiką priims atostogauti, tai žinau, kad aš to labiausiai laukiu. Kad būtų toks labiau drąsesnis, mažiau jaudintis, kad viskas, žinoma, gerai seksis. Norėčiau palinkėti, kad jam tikrai dabar, kaip studijuos, tikrai, kad viskas gerai sektus. Nu ir viskas. Paulinai linkiu gražios suknelės išleistuvėm, kad gerai išlaikytų egzaminus, gerai stotų ir visko pageriausia. Martynai, linkiu tau pasiekti aukščiausią Warcraft levelį. Martynai, norėčiau palinkėti tau įstoti į LKK. Ir galų gale susirasti. Su Laima esam draugas nuo vaikystės, prikrėsdavom daug šunybių ir darydavom žaidynės, kabutėse kavinės. Ir štai keletą nuotraukų iš mūsų vaikystės